Labadiena, kolegos. Sveikinu visus su 2025 metais, išgyvenus 24-uosius. Ir šiandien norėjau truputėlį padaryti tokį solo kalbėjimą, labiau apie tai, kas įvyko 24 metais ir šiek tiek tai, kas įdomiausia mums visiems, tai kaip, kaip matome 25-uosius metus. Žinoma, tai bus prognozės, kurios galbūt padės jums apsispręsti, ką daryti su turimu nekilnojamu turtu ar planuojamu įsigyti naujų nekilnojamų turtų. Iš anksto atsiprašau, šiek tiek sirguliuoju, tai bus tam tikrų garso trūkdžių. Nieko nelaukus, pasileidžiu savo skaidrės ir šoksime į jas. Su kompiuteriu susidraugauti reikia. Gerai, važiuojame. Tikiuosi viskas matosi. Ir pas užstrigau. Gerai, tikėkime, šiek tiek iškirps mano šitą techninį nesusipratimą. Judame. Tai 2024 metai praėjo ir jie buvo tokie su daug klaustukų, daug nežinomųjų. Tačiau užbaigus 24-uosius matome, kad visgi pasaulinė krizė neįvyko. Ir apie tą pasaulinę krizę aš karts nuo karto prisimenu, nes 2020-aisiais lygtais dariau konferenciją ir vienas žmogelis pakėlė ranką ir sako, čia tuoj viskas kris, seniai buvo krizė, aš dabar nekilnojamo turto nepirksiu, palauksiu metus ir nusipirksiu už pusę kainos. Tai 20 metais ir buvo už pusę kainos, tada kas yra dabar. Tai pasaulinė krizė neįvyko ir nors praėjom gana sunkius laikus, tiek COVID, tiek karas, tiek palūkanų pakilimas. Na, yra žinoma nežinomųjų perkaitinimų, niekas nesako, kad 25-aisios nebus, tačiau 24-aisios nebuvo, tas faktas. Nekilnojamo turto kainos neatpigo ir vėlgi buvo daug prognozių, kad 23-24 metai tai turėjo kainos kristi tiek naujos statybos, tiek senos statybos. Realiai buvo galimybė nusipirkti su nuolaida senesnės statybos, tai yra iš antrų rankų nekilnojamą turtą. Tuo tarpu vystytojai nemažino nekilnojamo turto kainų ir netgi kėlė jas aukštyn. Tai 23 metais tie jau tokie pirmieji metai, kuomet Euriboras stipriai užkilo ir buvo neaišku, kas čia bus ir visi skatino vystytojus mažinkit kainas. Tačiau netgi per tuos metus Lietuvoje nekilnojamas turtas pakilo 1,7 procentų. Žinoma, ten buvo infliacija, tai tas pokytis realusis tikriausiai yra neigiamas. Tačiau nepamirškime, kad 21-22 metais turėjom po 25 procentus kilimo. Tai bendras 3 metų yra tikrai teigiamas ir jeigu žiūrim toliau, ir 4 metų yra teigiamas. Ir grįžtų prie 24 metų, kur nuo pat metų pradžios dauguma ir ekonomistų, ir plačiai kalbančių apie nekilnojamą turtą sakė blogi metai. 24 metai blogi metai nekilnojamam turtui, nieks nevyksta, pardavimai nevyksta, kainos nekyla. Tai 3,6 procentai, jeigu mes šoktume laiku atgal, tai būdavo 3 procentai metinis pakilimas yra geras pakilimas. 5 procentai buvo labai geras, 3 procentai buvo geras.
Tai taip, mes kalbėdami apie 24 metus kaip apie blogus metus, sakome, kad 3,6% pakilimo, kas 19 metais buvo, pokytis. Tai tiesiog mes esame išlepę 21-22 metų. Šiaip nekilnojamas turtas kilo gerai, susitvarkiusi infliaciją mes laimim prieš infliaciją. Tai nekilnojamo turto darbas tas ir yra. Laimėti prieš infliaciją, plus jeigu nusipirki daug geresnėje vietoje, tai gali tą pokytį daug didesnį turėti. Nuomos kainos augo apie 4%. Vėlgi čia toks bendrinis, nes labai sudėtinga yra patikrinti, nėra labai jau tų oficialių duomenų. Nors pasidžiaugė mokesčių inspekcija, kad 36 tūkstančiai gyventojų pasiėmė verslo liudijimus nekilnojamo turto nuomai 24 metais. Tai labai daug, sako, ištraukė iš šešėlio, kas buvo tikslas, bet dėja, apie tai matyt darysime atskirą podcastą, kad 24 metų lapkričio mėnesį viena ranka davė, kita ranka trinktelėjo ir atimė galimybę naudotis verslo liudijimo paslaugomis. Tuos, tiksliau, labai stipriai apmokestino. Tuos, kas naudojasi tarpininkų paslaugomis nuomojant tiek trumpalaikę, tiek ilgalaikę nuomą. Ir šiai dienai kol kas išaiškinimas yra ir tas, kad jeigu jūsų butą išnuomavo brokeris, tai irgi yra tarpininkas ir jūs nebegalite verslo liudijimo imti. Čia apie tai sekantį kartą, kada daugiau informacijos turėsim, nes ir patys VMI neturi pakankamai informacijos pagal savo naują išaiškinimą, kuris išėjo tik lapkričio mėnesį. Ok, važiuojam toliau. Tai sandorių skaičius Lietuvoje per 24 metus buvo 114 500 ir tai yra 1,3% daugiau negu 2023. Tai netrodo, kad čia labai didelis pokytis nuo 23-ųjų, plus 23 metai buvo stiprus nukritimas žemyn. Ir vėliau turėsim skaidrę, truputėlį apie ją pasišnekėsiu, būtent, kad pamatysim, kaip tas atrodo bendram vaizde, nes atrodo, kad čia jau labai tragedija buvo, niekas nevyko. Bet 1,3% daugiau negu 23, tai jau šiek tiek rodo atsigavimą. Ir prie to atsigavimo prisidėjo tai, kad birželį pradėjo mažėti Euriboras. Realiai turėjom 2 sumažinimus po 0,25, tai nėra labai didelis sumažinimas bendroje sumoje. Dabar galvoju, galbūt suklydau, galbūt 3 turėjo po 0,5. Tačiau birželį prasidėjo 0,25 sumažinimas ir netgi tas sumažinimas stipriai suaktyvino susidomėjimą. Dar ne pirkimus, susidomėjimą nekilnojamų turtų. Patys vystome keletą nekilnojamų turto objektų ir iš tikrųjų gana įdomiuose regionuose. Vienas yra Juodkrantėj, Pilkopė, galite pažiūrėti, labai gražus objektas. Kitas yra Marijampolė. Marijampolę pasirinkom būtent dėl to, kad tai yra miestas, kuris turi ekonominę zoną ir turi aukšto išsilavinimo įstaigą. Tai realiai miestas, kuris traukia gyventojus siurbia iš aplinkinių miestelių. Ir neblogai mintinai sekasi tiek patį projektą vystyti, tiek su rezervacijom. Ir būtent rezervacijos apie Liepos mėnesį, kada šiaip turėdavo visi būti atostogauti, išvykę, jos suaktyvėjo. Ir labai matome net tą mažą 0,25% pokytį, kaip jisai paveikė. Jis labiau paveikė ne tai, kaip finansiškai, kas ten tikriausiai nuo paskolos yra 20 eurų per mėnesį, bet labiau psichologiškai, kad dabar Euriboras kris. Ir tą patį kalba, žinoma, ir žiniasklaida, o žiniasklaida mus labai įtakoja. Tai eikime prie pirmos mūsų skaidrės, apie kurią aš ir šnekėjau. Tai yra tas 1,3% pokytis, kur kalbama, kad per 24 metus labiau negu 23. Tačiau netgi pasižiūrėjus į šitą grafiką, tiesiog pasižiūrėjus nelabai stipriai analizuojant skaičius, matosi, kad nėra jau labai tas blogai. Ir jeigu mes ant šito grafiko dar būtumėm uždėję 2018-2019 metus, tai matytumėm, kad 24 metai labai arti to, kas buvo pas mus skaitomi normalūs geri metai.
Tai realiai raudonai apibrėžiau datą, kada pradėjo kilti Euriboras, jis irgi nekilo iš karto ten iki 3-4 procentų, jisai buvo didinamas palaipsniui, o žaliai pažymėjau būtent 24 metais, kada Euriboras mažėjo, pradėjo mažėti. Na ir matote, žiūrint į oranžinę liniją, nežinau, ar matysit mano pelę, bet žiūrint į oranžinę liniją, matosi, kad jinai po truputį kyla į viršų. Žinoma, lapkritis, gruodis šiek tiek yra mažesni, dažniausiai visada. Labai paprastas reikalas. Tiesiog lapkritį, gruodį, sausį būna nekilnojamo turto rinka apmirus. Lapkritį, gruodį visi stengiasi suskupti ir suspėti pasidaryti visus darbus iki švenčių. Sausį arba nebeturi pinigų po švenčių, arba atostogauja ir keliauja visokiausiuose slidinėjimus kurortuose ar Ispanijose. Kas iš kalbos išėjo, kalbant apie Ispaniją, neseniai išėjo straipsnis, kad Ispanijoje užsieniečiams, norintiems įsigyti nekilnojamą turtą, gali būti taikomas, dar įstatymas neišėjo, gali būti taikomas 100% mokestis. Tai reiškia, kad jeigu jūs perkate nekilnojamą turtą už 200 tūkstančių, tai dar 200 tūkstančių reikės susimokėti valstybei. Kas iš tikrųjų gali būti labai skaudu ne tai, kad tiem, kas perka naujus, nes jų tikrai sumažės, bet tie, kas dabar jau turi nekilnojamą turtą. Nes jiems norint parduoti, tiesiog nebeatsiras pirkėjų. Įsivaizduokit, turi kaina pakilti dvigubai, kad tu išeitum į nulį, vien tik tai. Ok, tai tas truputėlį įtakos mažesnį pirkimą Ispanijoje, gal pirks kažkokios kitose šalyse, bet manau, kad tikrai atsiras tokių, kurie perskaitė tai tą patį straipsnį arba jau žino tą informaciją ir bandys parsiduoti ir grįš į Lietuvą su pinigais ir sakys, ok, ten nenorim, galbūt kažką čia. Tai impulsas Euriboro mažėjimų yra geras. Ir tą rodo ne tik tai ši skaidrė, bet ir sekanti. Tačiau dar kartelį kviečiu pasižiūrėti šitą skaidrę, kad netgi tai, kad mes sakome blogi metai, tai nėra nukritę į žemumas ir nekilnojamo turto sandoriai vyko. Vyko ir nebuvo nei dvigubai, nei trigubai nukritę. Taip, 21 metai buvo pikas, buvom užkilę, 23-24 metai buvo nuokritis. Tai va, tai mes tą ir matome, kad tai 23-24 apačioj, bet nėra tragedijos. Dar labai įdomi skaidrė, tai yra būtų kainų pokytis pagal miestus. Kaip minėjau, 1,7 procento 23, 3,6 24 metais, bet iš tų 3,6 procentų matome, kad Vilnius labiausiai atsilieka. Na, Vilnius paforsavo labai stipriai iššoko iš anksčiau, 21 metais. Tačiau dabar matome mes Kauno, Klaipėdos, Šiaulius, Panevėžius, na ir žinoma kiti mažesni miestai, jie atsigauna daug greičiau. Beveik 5 procentų atsigavimas kainų pokytis yra labai geras, skaitant, kad ir nuoma panašiai augti. Tavo investicija per metus pakilo 10 procentų. Grąža iš nuomos ir grąža iš kainos pokyčių. Realiai aš manau, kad vis didesnis bus atsigavimas regionų, bet tikrai ne visų regionų, o tų regioninių centrų, kurie turi darbo žmonėms ir turi išsilavinimą jaunimui. Tai labai gerą ateitį prognozuoju Klaipėdai. Tai bijau pasakyti, ar tai bus 25 metais ar 26 metais, bet Klaipėda sugrįš į savo aukso amžių. Galbūt šiek tiek apie tai vėliau. Tai verslo žinios atliko apklausą, klausdami žmonių, kaip jie vertina, kas bus 25 metais su nuomos rinka. Ir 65 procentai žmonių pasakė, kad nuomos kainos didės. 35 procentai pasakė, kad nuomos kainos išliks stabilios. Tai dažniausiai, ką aš pastebėjau iš savo profesinio gyvenimo, kad ką žada prognozės, jeigu daug žmonių tikisi, kad kainos kils, tai jos kils.
Ir tikriausiai kils daug. Kuo daugiau, kuo didesnis procentas tikisi kilimo, tuo daugiau ir pakyla. Ir čia įdomesnė dalis yra tai, kad 22 metais tokių žmonių buvo tik 4,2 procentų. Dabar 65 procentai. 23 metais 25 procentai buvo. Tai vos net trigubai daugiau žmonių mano, kad nekilnojamo turto nuomos kainos kils ir 0 žmonių galvoja, kad jos mažės. Tai net iš šitos pusės mes matome žmonių optimizmą į ateitį, kalbant apie nekilnojamo turto augimą. Kiek jos kils? Realiai į ateitį žiūrint, aš norėčiau žiūrėti ne tik į 25 metus prognozuojant, bet ir į 26 metus, nes toksai bus kombo. Nes dabar susideda labai gerų dedamųjų dalis, kuri nebūtinai veiks iš karto į 25 metus arba pavėluotai 25 metų, tarkim, antroji pusėje, bet kartu su 26 mes galime matyti gana didelį kainų augimą nuomos rinkoje. Tai grubi mano prognozija, jeigu paimtume 25 ir 26 metus, tai 2 metų išvedus vidurkį bus metinis augimas tarp 8 ir 10 procentų nuomos kainos. Paėmiau tokią skaidrę iš pernai metais Lietuvos banko vykusios nekilnojamo turto konferencijos. Man jinai labai patiko būtent parodyti tai, kad labiausiai mus ir įtakojo būtent palūkanų kilimas. Nes mėlyna kreivė yra apversta Euriboro didėjimas, šalia kreivė tai yra būtent sandorių skaičius pagal būtent tą sezoną. Tai 22 metų maždaug kovo mėnesį pradėjo didėti Euriboras ir mes matome, kad kaip Euriboro kreivė leidžiasi, taip leidžiasi ir būtent sandorių skaičių kiekis. Ir kas įdomiausia, tai nuo birželio mėnesio matome Euriboro kreivė kyla į viršų, reiškia Euriboras mažėja, čia invertė apversta, ir matome, kad jau sandorių skaičius didėja. Ir pažiūrėkit, kokiu greičiu tas sandorių skaičius didėja. Oberhauso atliktoje analizėje jie rodo, kad per gruodžio mėnesį praeitų metų buvo pokytis 0,5 procentų didesnis negu 23 metais. 0,5%, kuomet visas pokytis yra 3,6, tai rodo, kad labai stiprus yra atsigavimas. Vėlgi, tas atsigavimas, jisai ne visą laiką yra tiesioginis. Jeigu anksčiau būdavo taip, kad žmonės ateina ir perka nekilnojamą turtą, jį pamatė, tai reiškia, pamačiau rodė ar kokiam kitam realu, tarkim, portale skelbimą, aš paskambinu, aš netgi telefonu rezervuoju. O rezervuokit iki sekančio. Nuvažiuoju jau su pinigais rankoje, sakau, gerai, viskas, rezervuoju ir po savaitės ar 2 mes padarome sandorį. Dabar, kuomet nėra tokios skubos ir tų sandorių skaičius kritęs, tai nuo to, kada tu pradedi apsižiūrinėti, iki pardavimo gali praeiti ir 2 ir 3 mėnesiai. Nes tiesiog tas butas dažniausiai nedingsta, nebent jis yra iš tikrųjų labai, labai geroje vietoje ir labai geras butas. Tačiau pastaruoju metu tokių vis sunkiau ir sunkiau surasti, sunkiau ir sunkiau iššenta. Tačiau grįžkime prie skaidrės, tai yra labai svarbu. Tas tikas į viršų pakilimo įrodo sandorių skaičių, daugėja sandorių, kyla ir kainos. Kodėl? Realiai per paskutinius 2 metus vystytojai irgi nežinojo, kas bus. Jie daugiau investavo į naujų projektų įsigijimą sklypų, statybos leidimų gavimą. Jeigu kažkas nežino, tai statybos leidimai neturi galiojimo pabaigos. Tai labiau apsimoka nusipirkti sklypą, gauti statybos leidimą ir laukti gerų laikų ir tik tada pradėti statybą pagal galiojantį statybos leidimą. Tai būtent to ir užsiėmė. Tačiau netgi jeigu šiandien paspaustų gazą vystytojai ir pradėtų statyti, tai tas vis tiek užtruktų apie 2 metus, kol jie galėtų pateikti jums pasiūlymą, kad va, prašau, pirkite, jau galite įsikrausti. Tai bet, žinoma, tų vystymų yra, vis atsiranda, vis stato, tačiau vėlgi, jeigu kas nors sekate avulį, tai
esate girdėję, kad yra labai problematiška su naujais statybos leidimais, naujų statybos leidimų gavimu sostinėje. Kitose miestuose galbūt yra paprasčiau, tačiau sostinė labai stipriai sustabdžius ir patys konkrečiai nežino kodėl. Palūkanų prognozės. Tai vat, jeigu mes čia matome, kad palūkanos pradėjo mažėti ir atsigavimas dvigubai pradėjo kilti negu palūkanos mažėja, tai prognozė realiai yra, kad 25 metų pabaigoje 6 mėnesių Euriboras bus 1,7. Tai jeigu 1,7, tai va čia turėtų būti maždaug Euriboras šitoje vietoje. Tai realiai pardavimai turėtų būti maždaug ties 4,4, 4,5 va šitoje vietoje, jeigu taip pat auks. Tai mes turėtume turėti stiprų šuolį į viršų iki sekančių metų pabaigos. Ne tiek daug laiko ir beliko, 11 mėnesių. Tai va, tai čia yra SEB banko ekonomistų prognozė, tačiau mačiau ir Europos centrinio banko skaidrės prognozavimai, jie ten truputėlį labiau tokį išskleista, kas būtų, jeigu būtų, tai jie netgi mato nukritimą ir iki 0,5 procentų. Nors aš asmeniškai kažkaip nemanau, kad mes pamatysime nulinės ar net minusinės palūkanas, tačiau jeigu netyčia ateitų krizė, tai galbūt tos palūkanos vėl taptų minusinė. Galbūt, nežinau, tas minusiniai pinigai nieko nekainuojantis turi ne tik tai pliusų, bet turi ir minusų. Tai va, tai važiuokim toliau. 25 metams iš tikrųjų yra laukiama šiokia tokia, vėl 25-26 metai, aš juos kombaininu kartu. Laukia spiruoklės principas, tokios spiruoklės šūvio. Kodėl? Nes būtent va čia dešiniai pusė, čia iš Lietuvos banko vėlgi konferencijos, yra matomas pokytis, kiek pakito būtų pasiūla Vilniui. Kaip matot, jinai nepakito, jinai gana maža yra. Apie 4,000 jinai ir liko. Tačiau įdomesnis reikalas yra būtent gyventojų prieaugis. Kiek mes gyventojų per tą laikotarpį priaugo. Tai čia būtent tais metais, jie dar turėtų pagal viską sumuotis. Tai realiai, kadangi buvo aukštos palūkanų normos, užkilusios kainos, žmonės negalėjo įsigyti nekilnojamo turto. Tačiau tiek darbuotojai, tiek iš tikrųjų gana nemaža dalis iš užsienio atvyksta žmonių čia tiek studijuoti, tiek dirbti boltais ir ne tik, ir į aukštos kvalifikacijos, ypač IT sektorių, atvyksta čia, tačiau jie negalėjo įsigyti nekilnojamo turto ir nuomavosi. Noras įsigyti nekilnojamo turto niekur nedingo. Netgi tie studentai, kurie atvažiavo į ten pirmą kursą, jie jau galbūt irgi pradeda turėti darbą ir ieškotis nekilnojamo turto, kur patiems gyventi, nes visgi nuomos kainos yra sukilusios tiek, kad net pakilusiam Euriborui įmoka bankui yra arba mažesnė, arba labai artima būtent tai, ką moki už nuomą. Tai realiai nuoma neapsimoka nuomotis, apsimoka turėti nekilnojamo turtą. Ir dabar visi tiesiog laukia to laikotarpio, kada galės vėl imti paskolas, ir tą mes matome jau iškylančios kreivės, kad jie pradeda galėti. Dar, manau, prisidės ir tai, kad kai atšils oras, labai stipriai pasikeičia mūsų psichologinė būsena, mes jaučiamės geriau, mes jaučiamės labiau optimistiški, tai manau, kad tas jau šuoliukas dar stipresnis prasidės kokį kovo balandžio mėnesį, kada visi pradės šluoti iš tą, kas yra rinkoje, ir iki to laiko vėlgi gali būti dar vienas Europos centrinio banko karpimas. Tai parodyti, kad, nu gerai, dar mažesnis palūkanos. Tai va, visas šitas šuoliukas, jisai kažkada turės būti suvalgytas. Ir tie žmonės, kurie atvyko, nu, jie kažką nuomojasi. Kažkas gauna daugiau pinigų, kažkas daugiau norės pirkti. Nepamirškim to, kad šiai dienai, kol pakilęs Euriboras, investuotojai taip pat vangiau žiūri į investicijas į nekilnojamą turtą. Nes tiesiog, nu, gerai, tau atperka nuoma
paskolą, bet tu nieko daugiau negauni. Ir yra kitų būdų, kaip užsidirbti. S&P 500 galėjai įdėti ir pernai metais, jei neklystu, apie 25% pakilo. Nieko nedarant, lyginant su 3,6% nekilnojamo turto pakilimu. Tačiau, jeigu nekilnojamas turtas pradės rodyti didesnį augimą, tuo metu pritrauks dar daugiau žmonių, kurie tiesiog norės investuoti į nekilnojamą turtą ir tą darys. Ir tas vėlgi dar labiau paskatins nekilnojamo turto kainų augimą, o vystytojai neturės pakankamai pasiūlos, ką pasiūlyti. Na ir keliaujam toliau. Kaip minėjau, dar šiek tiek į tą pačią spiruoklės iššovimo idėją, tai dar neradau iš tikrųjų tikslių duomenų apie 24 metų pastatytų būtų skaičių. Tai paėmiau Oberhauso metų pradžioje prognozes šiems metams. Tai manau, kad jie neapsišaus, nes dažniausiai ir neapsišauna. Tai prašau, pasižiūrėkite, vat, būtent koks yra skirtumas. 23 metais pabaigė daryti tuos projektus, kuriuos pasileido 21 matyt metais ir 20, nes vat, būtent ir užtrunka apie 2 metus statybos. Tačiau 22 metais jau pradėjo po truputį stoti, Euriboras kilti ir vystytojai nuspaudė stabdį. Tai reiškia, 24 metai, kaip matot, bus daug mažesni negu 23. Ir šiuose 24 metuose vis tiek dar yra dalis nuo to gazo, kuris buvo paspaustas. Ir 25 metai statyboje irgi bus mažesni. Tai mes pastatysime tiek 24 pastatėme, tiek 25 pastatysime mažiau. Ir jeigu šaus mūsų tas spiruoklė, tai jinai suvalgys viską, ką turim. Ir mes grįšime į, kurie čia dabar, man atrodo, buvo 19-20 metai, kuomet ten šovėm į viršų, gal 18, gerai, neatsimenu, kuomet buvo labai mažai pastatytų nekilnojamo turto objektų tuo metu, o visi norėjo įsigyti ir tada kainos skyrokitino. Na ir dar vienas reikalas prie to pačio, ne reklama, tiesiog random pirmą, kurį išmetė Google'as, tai realiai yra palankios sąlygos imti dabar paskolą. Ir dabar jisai pasikeis. Ir jisai pasikeis, iš tikrųjų neužilgo. Pirmiausia dėl to, kad išėjo naujas įstatymas, kad bankai privalo refinansuoti nemokamai. Tai tas nemokamai dažniausiai nebūna tame puslapyje nemokamai, jisai būna kažkur kitur, tai arba bus uždėtos ant palūkanų didesnės aptarnavimo mokesčiai, tarsi, kad neimti tos sutarties mokesčio, refinansavimo mokesčio. Tai aš manau, kad tikrai bus kažkur kitur nugulęs tas nemokamas ir tikriausiai tai bus metiniai palūkanų normai, kurią sutikė bankai. Tai apibraukiau būtent ekrane matosi tiesiog random, be jokių dėrybų, be nieko, ką siūlo bankas, tai siūlo 1,69% 30 metų. Jų nekintama dalis. Tai yra labai geri procentai. Mes prieš porą metų džiaugiamės, jeigu ten gauni 2,1, bet buvo ir 2,5 ir 2,8 netgi buvo ir tokių palūkanų. Žinoma, daug atgal, kokiais 2009-2010 metais jau po krizės, tai man atrodo iš vis net apie 1 buvo procentą, o prieš krizę žinau, kad žmonės pasiėmė su po 0,5%, bet atgal negrįšim. Turim dabar, tai turim 1,69, turiu pažįstamų, kurie jau yra pasiėmę už 1,44, tai tos ribos laviruoja, bet būtent šita dalis yra fiksuota. Jinai kils, nes bankai turi savo kvotas, kiek jie turi išduoti palūkanų, ne palūkanų, o paskolų, tai mažėjant Euriborui, jie didins savo dalį. Savai sprendama, noras yra irgi uždirbti. Tačiau grįžtu prie šito, tai tiesiog, kad 1,69 yra geras laikas imti paskolas ir matyt per pusę metų jos dar išliks apie. Tai daug kas suskups ir tą pasidarys su paskolom, nes didžioji dalis yra ir perkama nekilnojamo turto būtent su paskolom. Bandau pasižiūrėti, ar čia yra, kiek mes maždaug reikėtų mums mokėti įmoką. Įmokės dydis 870 už 200 000 būdą. Čia random įsimečiau.
Tai 200 tūkstančių būtas, tai bus maždaug apie 50 kvadratų, nauja statyba, tai nuoma, matyt, šiuo metu būtų apie 700-750 eurų. Tai reiškia, kad arba jūs nuomojatės už 750, arba turite savo už 870, žinant, kad euriboras mažės, tai tikriausiai susivienodinsi tą patį arba netgi sumažės. Tai palankios sąlygos imti paskolą. Prie to pačio dar yra ir tai, kad vėlgi nuo sausio 1 yra padidinta minimali alga. Turime socialdemokratų vyriausybę, kurie mėgsta visokiausias išmokas didinti, mažinti nekilnojamo turto, atsiprašau, neapmokestinamųjų pajamų dydį. O pasiekoje tikriausiai investuotojai sulauks griežtesnių reikalavimų ir daugiau mokesčių, bus labiau apmokestinamas turtas, tačiau žmonių perkamoji galia, jinai padidės. Tai padidėjus perkamai galiai, pamažėjus skolinimuose įkainiui, bankams taikant mažą skolinimuose procentą iš savo pusės, didėjant paskolai, mažėjant pasiūlai, aš matau tik tai vieną kelią. Ir tas kelias yra aukštyn. Ir žiūrint, jeigu 2 metų kartu, tai tas aukštyn bus gana greitas ir skubus. Na ir mes turime iš tikrųjų pirmuosius šauklius. Pirmieji šaukliai. Tai išėjęs straipsnis, būtent jūs galite tą pamatyti, kad vos pradėjus statybas Lazdynuose, Darnų Group sutarė dėl trečdalio butų. Tai geras straipsnis, gali būti, kad jisai pusiau yra ir reklaminis išpirktas, tačiau esmė ne tame, kad pradėjus statybos išpirktas trečdalis butų. Ką tai reiškia? Reiškia, kad vėl grįžtam prie pardavimų iš brėžinių. Tai reiškia, kad vėl ateiname į bull marketą nekilnojamam turte. Tai pirmieji šaukliai yra, aišku, projektas neblogas, geras netgi, geroj gražioj vietoj. Tai tas tiesiog rodo, kad pateikus gerą produktą yra žmonių, kurie nori pirkti, yra žmonių, kurie turi pinigų ir dar kaip tik rodo, kiek lietuvaičiai turi indėliuose sudėję. Tai šiai dienai aš matau labai gerą startą, labai geriem metam nekilnojamam turtui. Ar tai bus geriau už akcijas, obligacijas ir panašiai, nežinau. Čia jau ne manęs tikriausiai klausti reikia, čia patiems reikia nuspręsti. Tačiau jeigu mintis yra, ką daryti su nekilnojamu turtu, tai mano pasiūlymas būtų toks. Jeigu jūs turite nekilnojamą turtą ir svarstote apie jo pardavimą, siūlyčiau šiek tiek pristabdyti tokią mintį. Iki balandžio bus aišku, kur keliauja su nekilnojamo turto kainomis ir galimai palaukus pusę metų galite gauti ne tik tai geresnę kainą, bet galite gauti ir greičiau sandorį įvykdžius. Jeigu planuojate pirkti nekilnojamą turtą, tai tikrai rekomenduoju pradėti dairytis dabar, nes iš vienos pusės sausis, vasaris jau truputėlį atsigavimas, bet sausio mėnesis visą laiką būna miręs nekilnojamo turto srityje. Vasaris irgi atsigavimo požymis rodo, bet taip pat labai lėtas mėnesis. Tačiau tai yra pirkėjų mėnesis. Nes pardavėjas, kuris įdėjo skelbimą savo spalio pabaigoje, jam jau eina 4 mėnesis ir jisai nesulaukia skambučių, nieks neskambina. Jisai nervuojasi, nes jisai galvoja greit parduos. O dabar jau 3 kartą meta kainas ir vis tiek nėra skambučių. Tai dabar jūsų galimybė yra įsigyti nekilnojamą turtą, čia daugiau apie antrinę rinką, tačiau ir pirminės rinkos neapleiskite. Yra tokių objektų, kurie jau pastatyti, jau stovi ir nebėra tiek optimizmo, kaip buvo pradžioje. Dar jau galvoju, kad išsiparduos, o dar turi apie 30% neparduotų. Tai yra galimybė tiesiog dėrėtis kol kas. Kada atsigaus, kada visi subėgs, jau bus per vėlų. Tai mano tokios prognozės 25 metams, tai tokia pesimistinė, tikrai nemanau, kad bus blogiau negu buvo 24. Manau, kad bus geriau negu buvo 24. Tačiau dėl visokiausių Europos lėtėjimų galėtų
būti stabdomas Euriboro mažinimas ir tai sukeltų vėl nežinomybę ir būtent dėl tos dalies nekilnojamas turto žmonės nepirktų taip greit, kaip aš prognozuočiau, tačiau tos mano pesimistinės prognozijos šansai yra nedideli. Nes netgi iš kitos pusės netgi stojant ekonomikai kaip tik gali Euriborą greičiau mažinti būtent tam, kad paskatintų ekonomiką. Tai gal netgi ta pesimistinė yra arčiau 0 procentų. Na, žinoma, Rusija jau kelinti metai laukime, kol bankrutuos, nebankrutuoja. Kinija kelinti metai laukime, kol bankrutuos, nebankrutuoja. Amerika su savo skola didesnė už pačią šalį, nei laukime, kol bankrutuos, nebankrutuoja. Jeigu bent viena iš jų bankrutuos, tai mes galim pamatyti pesimistinį ir gal netgi dar blogesnį variantą. Vis šansų visada yra. Realistinė, tai realiai vien tik 25 metams, čia jau atskirai negu 25-26 metų, 25 metam aš manau, kad šiemet matysim 7 procentus plus. Manau, kad Klaipėdoje pamatysime ir 10 procentų augimą. Optimistinė, tai optimistinė vėlgi galim apimti 25 ir 26 metus. Manau, kad per šiuos metus matysime 12, netgi 15 gali būti procentų augimas nekilnojamo turto srityje. Būtent dėl mano anksčiau išvardintų gero starto pozicijų. Tai manau, kad nekilnojamas turtas vėl taps gera investicija. Žinoma, kalbant apie nekilnojamą turtą, reikia nepamiršti dviejų taisyklių. Tai pirmoji yra, nekilnojamas turtas yra visada brangus. Antroji, reikėjo nekilnojamą turtą pirkti prieš 5 metus. Ir ta taisyklė kartojasi kas metai. Tai reiškia, kad dabar yra 25 metai, 30 metais sėdėsiu čia ir kalbėsiu ir sakysiu, atsimenat, sakiau 25 metais pirkti, nepirkot, matot, užkilo. Tai manau, kad tas ir bus. Tai jeigu yra pinigų, kuriuos planuojate investuoti, yra galimybė naudoti sverto principą, dėrėtų tą ir daryti. Labiau manau, kad atsigaus regionai, nes vėlgi čia dabar galbūt ir paskutinis mano punktelis, kuris, kad artėja Klaipėdos aukso amžius ir atsigaus regionai, galima būtų sujungti vieną. Aš realiai manau, kad 25-26 metais pasibaigs karas Ukrainoje. Kaip jis pasibaigs, sunku prognozuoti, tiksliau galutinės dėrybas pasibaigs. Kaip jis pasibaigs, sunku prognozuoti. Tačiau kažkoks, kad netgi ir konflikto išaldymas jisai įvyks būtent dabartiniu metu. Net antras pasaulinis karas nevyko daugiau negu 5 metai. Tai, kad čia šitas karas vyks dešimtmečius ar šimtmečius, tiesiog ekonomiškai nepatems viena arba kita šalis. Pasibaigus šitam, manau, labai greitai bus ES atverta galimybė Šengeno zonai. Ne tai, kad priimsim į ES, bet sakysim, gerai, ateikit, mums reikia darbuotojų. Nes vien tik tai Vokietija skaičiuoja, kad jiems reikia arti milijono imigrantų kiekvienais metais, kad jų pensininkai gautų norimą pensiją. Tai mums reikia žmonių ir dabar mes visi esam draugai su Ukraina ir tai yra artima šalis, daug artimesnė negu Afrika ar Azijos šalis. Tai manau, kad Šengeno zona bus labai greit atverta, daugiau iš to bus ir sakoma, kad mes padedam ukrainiečiams, kad jie galėtų dirbti, užsidirbti, bet daugiau ir dėl to, kad mums patiems reikia darbuotojų. Ir Lietuva bus viena iš tų šalių, kuri bus populiari lokacija. Mes kalbam rusiškai, mes suprantam jų mentalitetą, mes jiems padėjome, mes jų draugai, tai daug kur keliaus, bet manau, kad į Lietuvą tikrai atkeliaus nemažai ukrainiečių. Tiesa, jų ir nemažai ir likę yra dar nuo karo pradžios, kada jie tik tai pabėgo iš tenai. Na ir kodėl regionai? Tai ukrainiečiams nėra svarbu, kur gyventi. Jiem nėra. Mes tai keliaujam į Vilnių, nes tai yra sostinė, geresni darbai ir panašiai. Jie keliaus ir jiems, jie žiūrės, kur yra darbo.
to regionai, kuriuose yra darbo, jie ir žiūrės. Tai nereiškia, kad jie atvažiavę pirks nekilnojamą turtą, nes tai tikriausiai bus ekonominiai imigrantai. Tačiau suaktyvės žmonių, kurie nuomos jiem turtą, investuos, bus parduodami pigesni būtai, nes ar tai nuomai, ar jau kažkurie ukrainiečiai galės savo nusipirkti. Ir bus perkami geresni būtai savo, namai statomi, tai tiesiog ekonomika regionų pradės savo. O Klaipėdos aukso amžių aš matau dėl kelių priežasčių. Viena, tai Klaipėda vis tiek yra jūrinis miestas, jūriniam miestui reikia specifinių darbuotojų susijusių su laivyba. Ir iš Ukrainos buvo atimta ir subombarduota labai didelė dalis miestų, kurie buvo susijęs su laivyba. Tai tų žmonių, kurie gali dirbti šitą darbą tenai yra, atidarius rinkoms laisvai keliauti ir dirbti. Manau, kad visos Europos šalis kviesis jų specialistus pas save, tame tarpe ir Klaipėda. Ir šitie migrantai nebus pigiai apmokami. Jeigu kas nežino, tai suvirintojas laivų gali gauti ir 5000 eurų per mėnesį. Tai tikrai algos nėra mažos ir jie ne tik tai nuomosis, bet jie ir pirks nekilnojamą turtą. Vienas reikalas. Antras reikalas, aš visą laiką mėgstu stebėti didelius investuotojus. Ir Klaipėda dabar daro milžiniškas investicijas į nekilnojamo turto plėtrą. Statomi labai gerose vietose, labai geri projektai. Kuomet tokie projektai statosi, žinoma, kainos kyla ne tik tai juose, bet ir aplinkui. Tai pamastykite apie Klaipėdą, mąstydami apie investicijas, apie regionus, jeigu netraukia investicijų dydis Klaipėdos. Ir šiaip aš manau, kad 25-26 metai bus mūsų, tai yra nekilnojamo turto mėgėjų metai. Ir ką aš jums galiu palinkėti? Investuokit, nuomokit. O kai atsibos patiems viską daryti ir pasieksite lygį, kada 10% nuo nuomos nėra galvos skausmas, ateikit pas mus. Mes didžiausi nuomos administratoriai ilgalaikio turto, ilgalaikės nuomos. Tai linksmų ir pelningų jums naujų metų. Iki.